Neplanavau šiandien aš iš vis vaizdo įrašą daryti. Šiandien galvojau ramiai pabaltausiu, uždirbau, man užtenka. Tik man klausimas iškilo, kodėl Boltas nepadaro lentelės. Ir tarp kitko dėl to ir darau vaizdo įrašą, kad išsakyti dėl šitos idėjos. Aišku, jiems nesiūsiu, nes tikrai neatsižvelgs. Bet aplamai tokia mintis kilo, kodėl nėra padaryta idėja ar lentelė, nuo kiek, pavyzdžiui, uždirbant 1000 eurų, tu turi sumokėti mokesčių. Aš nekalbu apie kurą, bet bent jau mokesčiam, kad tas pridėtinės vertės mokestis, PVM-as tiksliau, pelno mokestis, kad bent jau būtų kažkoks pavyzdys ir nuo to sumos tada kuras. Kodėl paprasčiausias lentelės ar minimalių, kaip sakyt, nepadaro kaip durneliams, kaip man, skaičiavimų, kiek maždaug turėsi uždirbę sumokėti mokesčių. Nes aš, pavyzdžiui, iki šiol, aš dabar ir Bolto klausiau, pasirodo, reikės tikrai mokėti tą pridėtinį PVM-ą. Tiesiog PVM-ą. Tai jo, nežinojau, juokėsi iš manęs, bet aš nežinojau, nes niekur, man atrodo, neparašyta. Aš dar žiūrėjau, lygtais neparašyta. Tai va toks dalykas. Nusipirkau atsigert vieną tokioj, kaip stikliniai, ne stikliniai, bet bonkutiai, tai varysiu išgert, pelną pamatysit, kiek uždirbau, o jums gero darbo, kurie dirbate ir paprastą dieną, ne tik savaitgaliais, bet ir paprastą dieną. Tarp kitko dar viena istorija greitai. Vienas iš mano miestelio važiavo į Vilnių padirbėti, važinėdavo, sekmadienį nuvažiuodavo ir grįždavo ketvirtadienį, tai jisai per tas dienas, per 4 dienas padarydavo į rankas 500 eurų. Tai apsimoka, vadinasi, dirbti. Čia atskaičius mokesčius. Ir tenai pasirodo komisinis yra šiek tiek didesnis, gal 25%. Bet tai užsakymų visą laiką yra. Tai va toks dalykas. Išsakiau savo mintis, ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančio karto, malonu, kad žiūrote, paspaudžiate like. Nu ir ką, sėkmės dirbant.